Tai ką darė šiai? Brolis atostogavo šituose kraštuose, kodėl pat Vilniui? O mes dirbam. Vienas atostogauja, kitas dirba. Paskui apsikeisim. Ką dirbat, ruošiatės į rinktinį, ką veikiat? Ne, turiu reikaliukų vis tiek, susikop per metus, grįžti į Vilnių, tenai ir nepastebi, kaip diena prabėga. O pačiam Vilnius malonesnis ar Kaunas? Nu, kai be abejo Vilnius, tai aš gimiau ir augau, ir mokinausi čia, ir draugai čia nuo vaikystės, tai be abejo Vilnius. Kalbant apie rinktinę, ar jau priėmėt kažkokį sprendimą, kaip priėmėt? Ne, kol kas dar nepriėmiau, žiūrėsim, reikia pirmą sužinoti, kur žaisiu kitais metais, kaip viskas susiklostys ir paskui apsispręsim. Dabar svarbiausia pasirašyti kontraktą su klubu. Be abejo, dabar ras darbą svarbiausia, o ten žiūrėsim, kaip jau, žinot, irgi rinktinė važiuot be nieko, irgi jau tie metai, kada reikia žiūrėti vis tiek savo ateitį, save reikia pažiūrėti, o rinktinė be abejo nori, širdis visą gyvenimą nori, bet daug priklauso nuo aplinkybių. Brolis sakė, kad paliks Žalgirį veikiausiai, ką pats manot? Nu, paliks veikiausiai, čia nežinau, kaip skamba, tai nežinau, veikiausiai ir aš paliksiu. Žiūrėsim, viskas priklausys nuo klubo vadovų, nuo būrimo komandos komplектavimo, nuo biudžeto, viskas priklausys. Dar yra laiko, dar daug kur nesibaigė čempionatai, todėl kad dar anksti šnekėti, dar reikia palaukti bent porą savaičių, tada viskas ir apsispręs. Bet galbūt jau yra kažkokių pasiūlymų, ar ne? Ne, be abejo yra pasiūlymų, bet mes irgi turim savo prioritetą, kur norim, kokiam klube, kokioj šaly, kokios sąlygos, kad būtų ir šeimai geriau, ir pačiam gerai. Reikia svarstyti visus pasiūlymus, o ne vieną, kokią pasiūlo ir tu iš karto bėgi. Reikia kantrybės. O kokie tie prioritetai būtų, sakykime? O jums viską reikia žinoti. Yra daug niuansų. Tai kiekvienam žmogui, kiekvienose darbuose, žinai. Renki ten, kur būtų ne tik tai tau gerai, bet ir šeimai. O yra prioritetas, tarkim, kartu su broliu žaisti vienoje šalyje? Ja, aišku yra. Aišku. Irgi. Vienas iš jų. Kai du brolius perki, kaina mažesnė būna? Nu, vienas taip. Būtų trečias dar priedu.